Klaipėdos universiteto menų fakultete šurmuliavo Klaipėdos miesto mokyklų teatralai. Visi sugužėjo į mokyklinių teatrų festivalį Aitvarai. Renginio organizatoriai – Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių filologijos ir režisūros specialybės absolventai ir kurso vadovė lektorė Jūratė Grigaitienė. Pasak lektorės, šis festivalis yra orientuotas į mokyklų teatrus. Mūsų tokia yra misija – rengti mokytojus, kurie mokyklose sukuria tuos teatrus arba kultūros centruose, įvairiose neformaliojo ugdymo įstaigose ir gal vienas kitas nueis ir į studentų teatrą, bet šiaip yra lietuvių mokytojai, kurie dirba tiesiogiai mokyklose, ne universitetuose. Kasmetinis Aitvarų festivalis skirtas teatro dienai paminėti. Pasak organizatorės, festivalio pavadinimas turi itin simbolinę reikšmę. Aitvarai, kaip tie į dangų paleisti mūsų absolventai, kurie grįžta kiekvieną rudenį, atsineždami tokio laisvo skrydžio ir kažkokių dvasinių turtų kraitį. Mokomojo teatro scenoje pasirodė ir Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių filologijos ir režisūros katedros 3 kurso studentės, kurios parengė festivalio pristatymą pagal Kristijono Donelaičio metus. Scenoje žiūrovai taip pat galėjo pamatyti spektaklius pagal Teklės Kaptaradzės keletą pokalbių apie Kristų ar Aivos Simonavičienės šachmatų partiją pjeses. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto docento Gedimino Šimkaus teigimu, šios specialybės studentai mokykloms yra didžiulė dovana. Dėstytojai, kurie tuos aitvarus išleidžia su tokia nuostabia specialybė, tai yra filologija, literatūra ir režisūra, ir jeigu absolventai nueina į mokyklą, tai yra milžiniškas įdirbis iš tikrųjų tiem vaikam, kuriuos moko šitie absolventai. Festivalio dalyviai tikina, čia dalyvaujantis dėl galimybės pasirodyti scenoje. Esame lietuvių filologijos ir režisūros studentės 4 kurso. Ir tiesiog 3 kursą pastatėm spektaklį ir turim gerą progą ją parodyti čia ir šiandien. Kasmet vykstantis festivalis neturi išskirtinės temos. Jo dalyviams suteikiama erdvė savo darbus pristatyti kolegoms. Dalyviai sutiko, kad teatras duoda jaunam žmogui neįkainojamų dalykų, todėl dalyvauti vykstančiuose renginiuose verta kiekvienam.